Profesorius pasikvietė studentus į svečius atsigerti kavos, aptarti mokslo rezultatų. Na ir jis atnešė įvairių puodelių padėklą. Vieni buvo labai paprasti, netgi negražūs, kiti prabangus, įvairūs. Ir visi studentai pirmiausia įsigraibstė tuos prabangius, gražius puodelius. Profesorius atėjo, įpylė visiems kavos ir paklausė, kas čia ką tik įvyko. Ar jūs pastebėjote, kad nesvarbu į kokį puodelį aš įpyliau kavos skonis visiškai nepasikeitė. Lygiai taip pat ir gyvenime mes per daug susikoncentruojame į tą patį puodelį ir pamirštame pasimėgauti kava. Mes per daug susikoncentruojame į prabangų automobilį, prabangų namą, prabangias keliones ar prabangų darbą, bet pamirštame pasimėgauti tuo pačiu procesu ir pabūti tą akimirką, toje akimirkoje, kurioje mes esame.